Ar tai, ką jūs valgot pusryčiam, kaip nors susijęs su džiazo festivaliu? Ne. Labai puikus atsakymas. Juliau, noriu tavęs paklausti, kaip gimė idėja organizuoti VDU džiazo festivalį? Idėja gimė, sumeluočiau, jeigu sakyčiau, kad labai netikėtai, greičiausiai jį sukosi daugelio žmonių galvose, kaip vėliau ir paaiškėjo, tačiau visą laiką yra pirmieji, kurie tą idėją iškelia, pasako balsu, ar ne, ir tada jau jinai gali, keliauti savo kelią į savotiško tos idėjos materializaciją. Meluoja tie, kurie sako, kad lygioj vietoj nieko negali atsirasti, tai lygioj vietoj čia atsirado šitą pirmiausia idėja, nuo pavadinimas VDU džiazo jungtis arba VDU Jazz Connections, tai iš tikrųjų kalba, jog mes siekime atrasti jungtis tarp džiazo ir kitų menų. Tiesiog, ar ne, nepalikti džiazo tik tai kaip savotiškos gyvenimo ir bendravimo formos, ar tai, sakykime, kažkokio tai, pagrindinio festivalio akcento, bet ir kartu ieškoti tam tikrų sąryšio taškų, ar ne, tam tikrų sintezių, tam tikrų jungčių. Šiais metais tai yra teatras, ar ne, ir tai yra dailė. Kitais metais galbūt mes pasirinksime modernesias technologijas arba, sakykime, šokį. Tačiau viskas tarpusavyje turi savotiškų sąsajų. Ir ieškoti tų sąsajų yra be galo įdomu. Tomo Leiboro orkestras, Funk You ir Jazz Vision, Groove Busters. Vytautas Grubliauskas, Saulius Šiaučiulis, Edmundas Federavičius, Rimantas Pelakauskas. Jazz eksperimentai. Pieno lazeriai, Fizz Mark ir džiazu su Leonu Samovu. Muzikantai, kurių iš tikrųjų pristatinėti nereikia ir kurie yra labai gerai žinomi Lietuvos džiazo scenai. Yra Lietuvos džiazo grandai ir su Artūru Anusausku ir Pavelu Giunteriu. Labai įdomus ir intriguojantis. Kaip tu įsivaizduoji tipinį šito festivalio lankytoją, kas jis turėtų būti? Besidomintis vienaip ar kitaip džiazu, nebūtinai džiazo, modernaus šokio ir norintis tobulėti, turi savo ambicijas. Nebūtinai sužinoti kuo daugiau apie kultūrą. 3 žodžiai. Originalus, vairialypis, platus visuomenė. Kadagi šitas festivalis vyks? Lapkričio 20-22 dieną. Pradėsime ketvirtadienį ir baigsime sekmadienį. Šeštadienį.